Sveiki. Šiame video atsakysiu į vienos moters klausimą pateiktą man. Ji rašo: Sveiki, aš pavargau nuo savo pavydo. Pavydžiu visiems ir visko. Ypač pavydžiu moterims dėl to, kad jos yra gražesnės, jaunesnės, daugiau pasiekusios bei turtingesnės. Jaučiuosi siaubingai. Ką man su tuo daryti? Aš esu Lidija, emocijų paleidimo trenerė bei daugiau nei 10 metų dirbanti su žmonėmis, keisdama jų vidinius konstruktus. Nuo mūsų vidinių konstruktų priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Tai apie pavydą. Pavydas yra emocija, sunki emocija ir dažniausiai ji yra lydima dar visa puokštė neigiamų emocijų, tokių kaip pyktis, liūdesys, nepasitenkinimas savimi, priekaištai ir baimė, kad niekada aš to neturėsiu, nepasieksiu, tuo nebūsiu. Pavydas mums kyla tada, kai esame didžiuliame trūkume ir save lyginame su kitais. Kai orientuojamės į kitus ir sakome, jis yra esnis, nei aš. Ne? Ir dar vienas svarbus momentas, kurį noriu paminėti, kad nėra juodo ar balto pavydo. Yra tik reakcija - pozityvi arba negatyvi. Kai mes pavydime, mes visada esame trūkume. Netikėjime, kad galiu tai turėti, pasiekti, būti, ar ne? Ir skiriasi tik reakcijos. Tai baltas vadinamasis pavydas yra pozityvi reakcija. Tai yra, kai kažkas kažką turi tai, ko aš norėčiau, pasiekia taip, kaip aš norėčiau, atrodo taip, kaip aš norėčiau, ar ne? Mes pavydim, esam trūkume, bet tuo pačiu didžiuojamės to žmogumi, linkime jam gėrio, linkime sėkmės ir tikime, kad galbūt kada nors ir man tai pavyks. Juodasis pavydas tai yra negatyvi reakcija, kuri dažniausiai yra lydima neapykantos, pykčio, kartais įsivelia intrigos, mes šmeižiam tą žmogų, norim atkalbėti, atstumti nuo kitų žmonių, tai yra darom tokius negerus, kenkiančius tam asmeniui veiksmus. Ir kuo didesnis mūsų pavydas, tuo mes patys asmeniškai patiriam didesnį stresą. Palaipsniui mažėja mūsų savivertė. Kodėl? Todėl, kad kai aš lyginuosi save su kitais, su kitom, visada man atrodo, kad aš esu kažkuo prastesnė. Ir tada automatiškai mūsų savivertė žemėja. Atsiranda nepasitenkinimas gyvenimu ir dažniausiai kyla konfliktai tarp žmonių, kadangi pavydus žmogus labai labai sunkiai gali bendrauti su kitais žmonėmis. Na ir jeigu atvirkščiai tau atrodo, kad kiti tau kažko pavydi, reiškia, tu tokioje situacijoje irgi pavydėtum. Tai reiškia, irgi yra trūkumas, tik tai galbūt iš kitos pusės. Labai verta jį patyrinėti, panagrinėti. Ką daryti, kad pavydas nekeltų problemų? Tai pirmas žingsnis. Atpažinti pavydo emociją. Tai yra tik emocija. Pripažinti ją, suvokti ją, leisti jai būti, ar ne, ir paleisti. Nesmerkti savęs už tai, kad jauti šį jausmą. Antras žingsnis - fokusuotis į save. Tai yra koncentruotis į savo stiprybės, į savo tikslus, vietoj to, kad lygintumės su kitais. Trečias - praktikuok dėkingumą. Įsivertink, apsižiūrėk, padėkok už tai, ką tu turi šiandien, kiek daug tu turi. Ir kai tu sutelksi dėmesį ne į tai, ko tau trūksta, bet į tai, ką tu turi, tu pradėsi spinduliuoti gausos energiją. Ir kuo daugiau tu esi gausos energijoje, tuo daugiau tu turi. Tuo daugiau turi galimybės už ką padėkoti. Ketvirtas momentas - išsiugdyk empatiją. Tai yra supratimą, suvokimą, kad kiti žmonės, kurie turi tai, ką tu nori turėti, jie praėjo tam tikrą kelią, sunkumų kelią. Jiems reikėjo palikti savo komforto zoną, jiems reikėjo išmokti įgyti įgūdžius, jiems reikėjo kažkur pasistengti, kažką padaryti, kad tai turėtų. Tai yra gal gali imtis veiksmų ir daryti. Kiekvienas gali turėti, jeigu jis turi tikslą, turi veiksmų planą, daro veiksmus ir anksčiau ar vėliau tu būsi tame taške, kuriame nori būti.
Na ir pavydas, penktas, ką reikia suprasti. Pavydas yra unikali emocija, rodanti tau, ko tu iš tikrųjų nori. Ten, kur tu pavydi, ten tu nori. Tai yra tarsi tau kaip kompasas. Belieka išsikelti tikslą ir judėti tikslo link. Ir kai tu nustosi save lyginti su kitais, geriau pradėk koncentruotis į tai, ką tu pasiekiai, ką tu padarėjai, kiek tu pasikeitei pati per metus, 2 metus, 5 metus, 10 metų, kiek įgyjai įgūdžių, kiek pagerėjo tavo finansinė padėtis, kokius tu santykius sukūrei, kiek tu apkeliavai šalių. Tai yra visada nusiteik į pozityvėją pusę. Ir niekada nesilygink su tais, kas turi daugiau, nes tu nežinai, koks buvo jų kelias, kokia buvo jų vaikystė, kokias programas jie turi. Na ir jei tave kankina pavydas ar kitos sunkios emocijos, tokios kaip kaltė, savigrauža, gėda, pyktis, išdidumas, baimės, nuoširdžiai kviečiu prisijungti prie kurso, bazinio emocijų paleidimo bei sąmonės plėtimo kurso ir išmokti atpažinti emocijas, suvokti emocijų kilmę, išmokti atrasti priežastinę šitos emocijos šaknį. Dažniausiai tai būna mūsų vaikystėje kažkas įvykę. Išmokti transformuoti bei tokiu būdu keisti savo vidinius konstruktus, savo vidinį konstruktą, nuo kurio ir priklauso visas mūsų gyvenimas. Ir jei šį video tu pažiūrėjai iki galo ir tau patiko, padėk širdutę. Jei manai, kad gali būti kažkam naudinga, pasidalink. Na, o jei nori gilesnio savęs tyrinėjimo, suvokimo, gilesnio darbo su savimi, susisiek su manimi. Ačiū tau ir iki.